Nors Lietuvos futbolo federacija rinktinės trenerį paskelbė prieš 2 dienas, tačiau aistros tarp futbolo mėgėjų vis dar nerimsta. Federacijos atstovai kaltinami nesąžiningumu, pranešdami apie mistinius 9 kandidatus tapti rinktinės treneriu. Nors net 8 iš tų 9 kandidatų net nežinojo, kur yra siūlomi. Tai, kad treneris jau žinomas buvo iš anksto, įrodo ne tik tai, kad jis dalyvavo atrankos burtų traukime, bet ir tai, kad Žutautui kaip rinktinės treneriui buvo pagaminti marškinėliai. Kam tada tie kandidatai, tai pasakykit, kad bus Žutautas treneris, nu ir viskas pasibaigė, ką čia dabar galvas sukt. O kaip, nežinau, aš kaip futbolininkas jisai buvo geras, kaip žmogus irgi geras žmogus, o kaip treneris, tai nežinau, parodys, ką jis gali. Futbolo visuomenė jau dažnai pasigirsta, kad Raimundo Žutauto federacija norėjo dėl jo gerų ryšių su agentais. Dėl to rinktinėje bus atsisakyta veteranų, o jaunų žaidėjų žaidusių rinktinėje vertė bus didesnė. Visą laiką, kiek aš girdžiu, 20 metų, aš girdžiu, kad rinktinė pajėgė. Čia aš turėjau ir straipsnį pasikabinęs Varanavičiaus ant sienos, kad pirkim bilietus Vokietijoje, kada vyko čempionatas, kad mes jau ten būsim. Bet po šią dieną mes aukščiau antros vietos nuo galo niekaip negalim pakilt. Dabar lyg tai girdžiu tokias kalbas, kad reikia jau jauninti tą rinktinę. Tai ką jie jauninti, tai reikia kažką laimėti su rinktinė, tai mes nieko laimėti negalim. Tai kur jie jauninti? Žutautas į užsienį prieš keletą metų išvežė Arūną Klimavičių, praėjusiais metais tą patį nesėkmingai darė su Tadu Kijansku. Federacijos atstovai dar prieš burtų traukimą atvirai kalbėjo, kad jiems svarbiausia ištraukti turtingesnės komandas. Kaip ir šiuo atveju, Lietuvos futbolo federacijai svarbiausi pinigai, o futbolas lieka antrame plane.